Tai dabar pirmas klausimas. Kaip galvojat, kodėl vyresni šokėjai vaikšto į treniruotes apsirengę juodai? Šiaip. Aha, kad būtų turbūt tvarkinga, taip? Kas dar galvoja? Kokį atsakymą? Sakyk, Olivija. Nes taip reikia. Nes taip reikia. Nu taip gražiau. Taip gražiau ir tvarkingiau. Mano vardas Samanta ir man 7 metai. Aš esu Upė ir man 5 metai. Olivija, 5. Valio. Man vardas Martin ir man 8 metai. Mano vardas yra Urtė ir man yra metų 4,5. Mano vardas Šamei ir man 10. Mano vardas Patricija ir man 5,5. Mano vardas Liova ir man 6 ir man 3,5. Mano vardas Danielius ir man 5 metai. Mano vardas Emija, man 5,5 metai. Mano vardas Amelija ir man 4,5. Mano vardas Olivija ir man 5,5. Limuko. Mano vardas Liutė ir man 4,5. Mano vardas Žabelė ir man 4. Pratau, kas tau labiausiai patinka šokių pamokoj? Salė. Salė labiausiai patinka. O mokytoja? O šokiai? O kaip tu, Patricija, man galvoji, kam yra reikalingas prieš šokių pamoką apšilimas? Kad būtų šilta. Kad būtų šilta. Taip, kad būtų kūnui šilta. Ir kad nebūtų traumų, taip? Supratau. Ačiū tau. Samanta, labas. Kiek tau metų? 7. 7. Kurioj tu dabar klasiai? Bus 2. Supratau. Kiek metų, Samanta, tu jau šoki? Daug? 4, 3 ar 5? 5. 5 metus, Samanta. Kas labiausiai tau patinka šokių pamokoj? Šok. Kuris šokis per visus tuos 5 metus yra pats tavo mylimiausias šokis, kuris tau labiausiai patinka? Lagūna. Lagūna. O gal tu gali pasakyti, Samanta, iš kurio filmuko yra Lagūnos šokio daina? Monster High. Iš Monster High filmuko. Gerai, Samanta, kiek kartų šiais mokslo metais tu dalyvavai konkurse? Man regis daug. Taip? Gal tau, Olivija, yra metų? 5,5. 5,5? Supratau. Ar seniai jau šoki? Seniai. Kas tau šokių pamokoje labiausiai patinka? Šita. Ko šita? Apšilimas? Ar šita salė? Šita salė. Šita salė patinka. Yeah, like I don't care, baby, by the way. Yeah,